Ką reikėtų valgyti, kad žmogus numestų svorio? Tai visų pirma, reikėtų sukurti kalorijų deficitą, valgyti tada reikėtų vis tiek kuo daugiau baltyminio maisto, nes dažnam, kiek iš mano praktikos, tai beveik 95% nesuvalgo pakankamai baltymų ir tada vėlgi laikantis kažkokios dietos praranda daug raumeninės masės, sulėtėja jų medžiagų apykaita, jie jaučiasi alkani. Jeigu kiekvieno valgio metu įtraukime tų baltymų ir jų suvalgome pakankamai, jau yra gerai. Jeigu imame, kokie yra baltymų pavyzdžiai, tai pavyzdžiui vištiena, varškė, jūros gėrybės, žuvis, pieno produktai, baltymų pakaitalai, kaip baltymų milteliai, ar ledai, ar kokie nors botonėliai. Tada vėlgi prie kiekvieno valgio būtų gerai pridėti daržovių arba vaisių uogų, tai ten, nežinau, 100-200 gramų. Ir tada kažkokią nedidelę saujelę prie vieno arba dviejų valgio įdėti angliavandenių. Tai kas tai būtų, vėlgi kruopos, ryžiai, galbūt grikiai, avižos ar bulvės, tai taip ir tada reikėtų planuoti tą mitybą ir tada jau iš gėrimų, tai rinktis gėrimus, kurie neturi tų daug kalorijų, tai vėlgi juoda kava, mineralinis, zero gėrimai ir būtent jeigu laikysitės tokių principų, tai tas svoris kris.